Sveiki bičiuliai, na štai ir atėjo ta diena, kai mūsų kanalą sugrįžta Garažo chronikos. Tai šiais metais nusprendžiau nelaukti pavasario ir paruošti motociklus naujam sezonui žiemos metu, bet žinokit, atvažiavęs į garažą, supratau, kad ant kiek čia yra šalta ir visiškai nieko nesinori daryti, netgi striukės nuimti nesinori, nors čia porą valandų pas mane šildytuvas veikia, bet pakėlė tik iki 2 laipsnių. Važiuodamas pakeliu į garažą turėjau labai grandiozinius planus. Buvau nusiteikęs, kad paruošiu ir BMS-ą, ir Honda paruošiu, pakeisiu visus tepalus, filtrus ir tuo pačiu nusprendžiau šiais metais į Hondą pastatyti hidraulinę sankabą. Jeigu kas atsimenat iš praeitų vlogų, kad pas mane labai sunkiai spaudžiasi sankaba, neįsivaizduoju kodėl. Esu pakeitęs ir spiruoklės sankabos ir vis tiek labai sunkiai spaudžiasi. Originalias spiruoklės iš Hondos užsakiau, vis tiek nepadėjo, irgi tas pats, su 2 pirštais labai sunku. Tai užsisakiau aš hidraulinį rankinėlę, hidraulinį cilindriuką. Norėjau pakeisti, bet aš manau, kad paliksiu pavasarį, kai šiek tiek sušils, nes čia darbo bus nemažai. Tai kol garaže ant tiek šalta, kad neįmanoma dirbti, tai aš nusprendžiau nuvažiuoti, nupirkti tepalus. Ir beje, turiu jums priminti, kad šiais metais ir toliau mes bendradarbiaujam su motomoto.lt, kur galite pasinaudoti mūsų nuolaidos kodu, kurį matote čia ekrane, kuris suteiks jums -10% nuolaidą visoms prekiams, netgi ir nukainatoms. Ir čia naujienos nesibaigia, šiais metais Moto atidaro fizinę parduotuvę Vilniuje, tai manau bus labai gera proga nuvažiuoti, pasižiūrėti ir tuo pačiu iš jų nupirksim tepalus. Prieš išvažiuojant dar nusprendžiau pažiūrėti, ar Afrika užsiveda, tai žinokit, pilnai akumas išsėdęs, tai aš greitai jį nuimsiu, pakrausiu ir tada važiuosim pažiūrėti parduotuvę. Pas mane labai daug daiktų yra, visokiausių, čia po kelionės dar liko, nieko neiškrovinėjau, visokios rėlės. Aš jau minėjau, kad vežioju su savim visada krovimo rėlę, starterio rėlę ir šiaip visokiausių įrankių. Iš kiniečių turiu užsakęs tokią pompą, akumuliatorinę. Tiesiog paprasta pompytė, visai neblogai pumpuoja, irgi ir kompaktiškai labai gerai, va čia telpa po sėdynę. Visada vežuosi su savim truselius atsarginius. Visada, kai akumą nuiminėjat, atgal užsukit varžtelius, nes labai dažnai pasimeta tie kvadračiukai tokie su sriegiais. Ir visada prisuku atgal. Myrės. Galim pamėginti, ar BMS užsives. O, šviesus dega. Čia išjungti. Irgi sėdės šiek tiek. Gerai, aš nekankinsiu. Pašalės, aš manau, biskį šušils, BMS užsives, o Afrika visiškai gyvybės ženklų neparodė. Tai arba akumų jau šakės bus, nes akumų skaičiu aš kas porą metų. Kažkaip pas mane ilgiau nelaiko. Čia perku tos papigiai akumus, po 30 eurų, ten kokie autoaibei užvažiuoja ir nuperku. O Karolinos vatakumas, mes atrodo pirkom gal Albanijai, gan senai, prieš 5 metus, tai gan neblogai laiko. Lauke neatrodo, kad labai greitai ateis pavasaris, labai daug sniego, pastovi -20, tai važiuoju dabar pasiimti Karoliną, irgi nori pažiūrėti, kaip atrodo nauja parduotuvė, tai gal tuo pačiu ir atsinaujinsim, nes Karolinai labai reikia senai jau pakeisti šalmą, labai senas, papigiai toks, kiekvienais metais sakom, kad reikia ir vis nenuperkam. Tai gal nuvažiuosim ir nupirksim dar ir kažkokios aprangos. 1 hour later. Labą dieną, kaip keista sveikintis tokią šaltą žiemą. Pas mus tokios žiemos nebuvo jau 38 metus. Aš esu visiškai ne žiemos žmogus, nors šiais metais sausio aš labai džiaugiausi, nes buvo labai gražus, buvo daug saulės, paslidinėjom, pailsėjom, bet dabar laikas ruoštis vasarai. Kaip ten sako, tepk slides vasaros, tai čia atvirkštinis variantas.
ir važiuoju kartu su Marium, nes noriu pažiūrėti moto parduotuviai kokiu nors naujų drabužių, gal šalmo. Ir šiaip noriu pažiūrėti, ar turi kažko faino ir gal net mergaitiško. Dažniausiai Karolinai sunku labai įtikti, nes nėra mergaitiškų tokių rūbų. Jo. Aptemptų. Arba šalmų kokių rožinių, tai pabandysiu paieškoti. Nu, su šalmais yra sunkiau, bet pasistengsim kažką atrasti. Tau reikėtų tikrai šalmą atnaujinti. Tai naujoji ir pirmoji moto parduotuvė Vilniuje, įsikūrusi vos 10 minučių nuo Vilniaus centro. Labai patogu susisiekti. Kas gyvena centre, aišku, patogu. Taip, nuo centro labai arti. Mums tai 20 minučių kelio. Parduotuvė randasi naujoje Vilniuje. Minėjo, kad bus viena didžiausia parduotuvė iš moto, bus pati moderniausia ir didžiausias pasirinkimas turėtų būti. Aišku, kas ten žino, važiuosim pažiūrėti. Ir taip pat moto parduotuvės yra įsikūrusios Klaipėdoje ir Kaune, o kas esate iš kitų miestų, visą laiką galima užsisakyti elektroniniai parduotuviai. Aš dar šiemet turiu vieną planą, kurį turėtų įgyvendinti Marius, todėl aš dar noriu pasižiūrėti savo kitokių batų, kurie bus naudojami 3 kartus per metus. Enduro batų. Tu visas kortas čia atveri visiems. Nu, čia tiesiog toks planas, bet nieks nežino, ar jis įvyks ar neįvyks. Norėtųsi Karolinai nupirkti kokią Honda CRF 210 Enduro ir labai nori pasimokyti miške pasivažinėti. Pabandyti. Bet čia ne faktas, kad pavyks mums. Tai ateis pavasaris, nėra laiko, tiek to, gal ir nereikia. Saugiau taip, Jo. mažiau rūpesčių. O dėl dar vienos parduotuvės, kurie atsidarė Vilniui, tai man asmeniškai labai patinka, kad tiek daug parduotuvių atsiranda Vilniui. Mums, kaip pirkėjams, tai išvis labai gerai, konkurencijos daugiau, kainos geresnės ir dar prie to viso galima pasinaudoti nuolaidos kodu. Nu, iš išorės atrodo gan didelis pastatas. Nauja, gražu. Jo. Dažais dar kvepia. Gerai. Kad dažais dar kvepia, aš tikrai nemelavau. Dar pilnai neįsirengė, bet planuoja atidaryti vasario 15, bet taip tyliai sakė kol kas. Bet didžiulė parduotuvė, 2 aukštų. Sveiki. Sveiki. Stilinga tokia parduotuvė. Jau minėjo, kad daug detalių laikys čia vietoj. Tai manau bus labai patogu. Ką jums ponas Mariau pasiūlyti? Tepalų, alyvos ar kokiu nors varžteliu? Karburatoriaus remkomplektą reikia. Viską turim vietą. Bemsai tavo 97 metų vietoj laiko. Šiaip kol kas kiečiausia pardė, kurią mačiau, jinai dar neįrengta, bet tas 2 aukštas ir laukimo zona su stalo futbolu žiauriai kietai. Žinokit, šalmai dar kraunami lentynas, bet čia bus kaip minimum 5 milžiniškos lentynos ir jau yra šiek tiek tai einam pažiūrėti, nes mane vilioja keli spalvoti modeliai. Tokie. Nejuokauju. Čia ne mano tema. Tu daug apsauga, žinai. Man kaip tik paendurint. Tai čia, žinai, užsidedi tokį šalmą, kai nori valgyti. Arba kaip veidrodį gali naudoti. Jo. Karoli tokie vaikiški, ne? Čia vaikiškas, va dėl ko. Šiaip aš, kadangi turiu atverčiamą šalmą, tai aš jau dabar nesirinkčiau uždaro, nebent tai būtų gal enduro, kai į mišką važiuočiau, bet labai patogu kelionėse, kai atsidaro. Šiaip kokia, va, beždžiai.
Nu, 100% reikės atvažiuoti dar kartą. Kai jau pilnai įsikurs. Čia kaip stilingai, čia žiūrėk, kokia siena graži. Grafitis. Už manęs jūs galite pamatyti tas milžiniškas lentynas su šalmais, bet tam kampe aš pamačiau dar batų lentyną, tai einam pažiūrėsim, ar bus tie enduro batai. Bet čia dar nemažai trūksta lentyno. Čia visur tuščia dar. Mes per anksti atvažiavom. Nesulaukėm atidarimą. Labai jau norėjom pamatyti ir pajaustą dažų kvapą. Bet dažais tikrai kvepia, nes ten siena dar viena laukia labai graži. Kai atvyksit į parduotuvę, nepamirškit moto palikti atsiliepimą ir gauti pakabuką dovanų. Ir atsigerti kavos ir pažaisti stalo futbolą. Dėl ko mes čia atvažiavom? Dėl tepalų ir važiuoti į garažą keisti tepalus. Ir dar sofą išnykint. Čia galės žmonos laukti vyrų, kol išsirinks, arba atvirkščiai. Aš manau atvirkščiai, žinok, čia vyrai lauks savo žmonų. Nes vyrai atvažiuos tik tepalų, o žmonos atvažiuos matuotis gražių striukių ir šalmų. Jo. Tai išduodam paslaptį, neoficiali pradžia jau vasario 15 dieną. Atvažiuokit čia, bet labai tyliai. O šiaip į vasario galą jau turi būti pilnai atidaryta parduotuvė, tai kai atvažiuosit, išsirinksit, išsimatuosit viską, nepamirškit pasinaudoti duok 5 nuolaidos kodų, kuris suteiks jums 10% nuolaidą prie jūsų viso bendro krepšelio. Man tai nuoširdžiai labai patiko parduotuvė, nors jinai dar neužbaigta, bet jinai yra tokia didelė, erdvi, šviesi, per daug aukštus, kas yra labai faina, tas žmonių kiekis pasiskirsis labai patogiai, gražios persirengimo kabinos ir dar patiko jų grafičiai. Jo. Šiaip labai tokia madinga, stilinga tokia parduotuvė. Moderni. Toks next levelis, žinai. Aš sakau, kai labai panašiai primena, kai mes buvom Vokietijoje. Vokietijoje, Berlyne, jo. Jo, ten buvo tokia didžiulė, stilinga parduotuvė, viduj stovėjo tokie boberiai, čioperiai visokiausi, tai irgi labai panašiai. Trūksta biški motociklų, dar senoviai kokie nors, gal dar bus. Taip. Dabar man reikia laukti, kol biški sušils ir galėsiu normaliai važiuoti į garažą ir ten toliau krapštytis. Niekas nesitikėjo, kad bus tokia šalta žiema. Jo. Ant tiek sušala garažas, kad aš nieko negaliu padaryti. Tai aš manau, kad krapštysimės jau kitoj serijoje garaže ir labai tikiuosi, kad sušils kažkiek. Ir ištilps sniegas ir galėsim jau važiuoti. Pandūrit. Mažai tikėtina, aišku. Aš manau, dar visas kovas bus toks žemingas. Tai linkime ir jums pradėti ruoštis vasarai žiemą, kol spaudžia minusiukas, kad atėjus šiltiems orams sėstume ant savo drambliukų ir galėtume užkariauti pasaulį. Žinok, ne pas visus tokie drambliukai kaip pas mus. Nu gerai. Parašykit komentaruose, ką jūs planuojate atsinaujinti šiais metais, ar tai bus naujas šalmas, batai, ar netgi naujas motociklas gal. Lauksime jūsų komentarų ir ačiū, kad esate su mumis, kad visą laiką palaikinat video, visą laiką parašot šiltus ir gražius komentarus ir palaikot mus per visas platformas, taip aš vadinu, palaikot ir per Revolutą reguliariai. Palaikot ir per YouTube'ą, per Contribui palaikot, tai visiems didelis ačiū. Marius tai labai vertina, aš irgi, bet Marius, tai žinokit, jis kai gauna kažkokį pamaloninimą, jis jau skraido po debesiais, kad jo darbą, jo montavimą žmonės įvertina. Tai ačiū visiems bičiuliai, kas dožiūrėjot iki galo dar kartą ir susimatysim jau kitą sekmadienį arba kažkurią kitą dieną. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki!